Sakyk, prašau, kokios lietuviškosios iliustracijos yra bėdos, kur jos privalumai ir kur trūkumai? Visų pirma, iliustracijos, kai žinome, turi būti pradėtos nedelsiant po nepriklausomybės iškovojimo. Iliustracijos procesas buvo pradėtas dar, kiek aš pamenu, nepriklausomybės akto signataro Motiekos komisija buvo sudaryta, Gajauskas, Motieka, reiškia pirmieji, kurie pradėjo iliustracijos procesą. Tačiau jie tą procesą pradėjo grinai iš savo pilietinių galbūt paskatų, be jokios teisinės bazės. Pirmiausia, iliustracijos procesas turėjo būti greitas ir kuo mažiau skausmingas Lietuvos piliečiams, reiškia, siekiant įsiaiškinti kiekvieno indėlį į Lietuvos valstybingumo praradimą. Iliustracijos procesas pirmiausia turbūt užtruko, jis turėjo būti pradėtas 92 metais, kol dar aukščiausioji taryba dirbo. Jeigu būtų priėmusi reikiamus nutarimus, kaip aš minėjau, 90 metų balandžio, man atrodo, pirmų dienų nutarimas buvo dėl asmenų dirbusių arba dirbančių su KGB darbo nutraukimo. Tai va šitos dokumentas turėjo būti pagrindas viskam. Turėjo staigiai išleistas įstatymas, buvo neblogas išleistas 98 metais, pamenu, ne ta iliustracija prasidėjo 98-99 metais, reiškia, baigėsi iliustracijos procesas. Taip, tas procesas buvo per daug vėlai pradėtas ir buvo per maža grupė asmenų nustatyta, kurie turi iliustruotis. Mano manimo, prieš Lietuvos nepriklausomybę ir žmonės kankino ir skundinėjo daug didesnis ratas žmonių. Kaip žinome, negalima apeiti iliustracijos projekto be kompartijos asmenų, aukštų kompartijos asmenų. Be abejo, eiliniai darbininkėliai, tie, kurie, reiškia, priklausė komunistų partijoje, nes ten buvo kvotos, reiškia, turėdavo vieną inteligentą, norėdami priimti, jie turėdavo prieš tai priimti komunistų partiją 3 darbininkėlius. Tai be abejo, kad darbininkai tenais jokios nesudarė esmės, bet aukšti partijos pareigūnai, partijos komitetų apskričių instruktoriai, partijos komitetų nariai, visi, reiškia, turėjo praeiti iliustracijos projektą. Kai aš pats atsimenu ant savo sprando, tai mane, reiškia, irgi, reiškia, kankino ir persekiojo būtent komunistų partija. Reiškia, viešus teismus darydavo, jie tenais, reiškia, iš žmogaus įsityčiadavo, neduodavo jam nei uždirbti, nei dirbti neleisdavo tau ramiai, reiškia. Praktiškai persekiojo ne tik KGB organizacija, bet ir komunistų partijos nariai persekiojo. Kai kurie, žinot, kaip KGB tai jau buvo paskutinė, kaip sakant, pirmoji brigada, kuri jau vykdydavo, reiškia, užsakydavo grabus tą firmą, o vainikus pindavo tai praktiškai KGB organizacijų nariai. Negalima taip pat ir nepaminėti buvusių Главное разведывательное управление narių, tai yra karinė žvalgyba, kuri taip pat vykdė, reiškia, tik tai jau kitoj sferoje. Jie vykdė, reiškia, tarp kariuomenės, reiškia, kontržvalgybą, kariuomenės tarpe ir užsienyje, reiškia, jie labai aktyviai netgi konkuruodavo su KGB užsienio, reiškia, žvalgybininkai. Praktiškai 2 tipų buvo žvalgyba. Ir šitus reikėjo iliustruoti. Be abejo, rezervo karininkai, reiškia KGB, kurie priklausė. Bet mes nežinom, kiek rezervo karininkų priklausė grūdą prie to. Juk daug dokumentų išvežta į Rusiją. Aš kiek įsivaizduoju, tai KGB savo agentų taip jau nepaviešino. Būkim ramus, reiškia. Norėdami išsiaiškinti vieną agentą, mes turėtume turėti daug didesnės informacijos. Aš manau, kad dokumentų čia Lietuvoje daug neišliko ir jeigu išliko, jie atsitiktiniai yra. Arba specialiai palikta tam tikrą grupę, va būtent tam tikriems žmonėms, reiškia, kad jeigu tie, kurie būtent atsisakė su jais, reiškia, bet kokiu ryšiu, kokiais 87-8, jau tada jų nežudydavo, nebuvo reikalo jų žudyti, tai yra, nieks nenorėjo teptis jau rankų. Gal vieną kitą ir nužudydavo, aš tikslios informacijos neturiu, reiškia.
Bet jau tais metais tai jie stengdavosi tos žmonės, tai specialiai, man atrodo, tokių žmonių, reiškia, bylas ir paliko. Tai dar antrą kartą, reiškia, nubaudėm mes patys lietuviai, reiškia, per tą iliustraciją, tos žmonės, reiškia, juos bandydami paviešinti. Tai, kurie neprisipažino, kurie slėpė savo priklausimą tai organizacijai, kurie netėjo reikiamų laikų ir reikiamas struktūras, šitie turėtų būti paviešinti. Tačiau negerai, kai iš tų spec tarnybų, reiškia, išeina tam tikri slapti duomenys ir papuola į viešumą. Mano atveju ne vienu minėtu, reiškia, apie save, aš, reiškia, daug informacijos, tą, ką aš pats pasakiau apie save, paskiau pats viskas buvo panaudota prieš mane. Tai žvalgyboje tai yra nonsensas. Atsiprašau, kas buvo panaudota prieš jūs? Jūs kai ką papasakote? Taip, aš kai ką papasakojau ir paskiau aš pamačiau tos savo, reiškia, kalbos. Žvalgyboje yra įvairių metodų, kontražvalgyboje ypatingai. Man nereikia, pavyzdžiui, nustatyti, iš kur ta informacija gauta. Nes kiekvienoje, reiškia, kiekvienoje eilutėje galima palikti tam tikrą iššifruotą informaciją. Pavyzdžiui, kokią paminė detalę, kuri nėra tavo esminė, bet paskiau kaip tą detalę pamatai, reiškia, viešumoje, tu supranti, kad tas žmogus tiksliai skaito tavo, reiškia, tavo rašytą medžiagą ir jinai papuolė į viešumą. Ir tada aš bandžiau kovoti su šitą informacijos paviešinimu. Reiškia, aš parašiau laišką Povilui Malakauskui, tada buvusiam VSD vadovui, direktoriui Povilui Malakauskui, tai yra raštas, kuris yra išsiųstas, reiškia, dėl slaptos informacijos paviešinimo ir, reiškia, jos, jeigu vieną kartą iliustracijos komisija pasakė, kad tai yra slapta informacija ir saugoma valstybės, o paskiau pasirodo spaudoj, tai jau darosi aišku, kad kažkas netvarkoja, reiškia, su mūsų saugumo departamentu. Aišku, saugumo departamentas man nieko neatsakė, veiksmų nesijėmė, nors aš asmeniškai buvau nuvykęs, reiškia, pasakiau, kad šitie dalykai negeri. Bandžiau eiti per teismus, reiškia, Kauno apylinkės teismas buvo, Kauno apygardos teismas, tačiau mūsų teismai nepasiruošė dar spręsti tokių bylų dėl valstybės interesų išdavystės. Galima drąsiai tai pasakyti, reiškia, nes pirmas atžvilgis, kurį aš atėjau, reiškia, kaip Lietuvos pilietis, pareigūnas buvęs, ateinu pas prokurorą į tardymą, noriu žinoti, ar turi teisę prokuroras dirbti su slapta informacija, reiškia. Aš jau klausiu, tamsta, parodyk man leidimą, ar tu turi, reiškia, teisę dirbti su slapta informacija. Ir tai gauna atsakymą. Taip, mes visi turim teisę dirbti su slapta informacija. Tada aš žiūriu, reiškia, kuris ruošiasi tą informaciją mano talpinti. Matau, kad jis turi kompiuterį prijungtą prie interneto, reiškia, ir pradeda įspausdinti protokolą, reiškia, prijungimas prie interneto. Mobilus telefonai guli, reiškia, pašalinis žmogus kabinete sėdi ir jis ruošiasi mane apklausti, ką žinau, reiškia, apie valstybės paslaptis. Negaliu aš tokiam prokuroram suteikti informacijos, reiškia, apie turimą mano informaciją apie valstybės paslaptis. Negaliu aš teismui šito netgi galų galiai įrodyti. Tai turėtų būti uždaras posėdis, specialūs prokurorai, reiškia, galintys dirbti ir mokantis dirbti su slapta informacija. Nemačiau, kad gatvėje prokuroras, reiškia, dirbtų su slapta informacija. Tai yra specialiai kambariai, speciali įranga, speciali protokolas galų gale rašomas kompiuteriu, kuris niekur nėra prijungtas prie jokio interneto. Tai žinot, man tai kažkaip juokingai darosi apie mūsų pareigūnų norą, reiškia, išgauti. Ir aš dar priedą ir pagalvoju, jeigu viskas, ką aš pasakiau, buvo panaudota prieš mane, tai jeigu aš dar pasakysiu, ir aš dar būsiu nuteistas, reiškia, kad aš paviešinau slaptą valstybės informaciją. Tai klausimas, iki kokio lygmens mane gynė valstybė. Tai va štai šitie iliustracijos procesai labai griežtai turėjo būti kontroliuojami. Pastatyti specialūs tardytojai, prokurorai, specialūs teismai galbūt šitai informacijai. Ir tos informacijos yra krūvos, kurį prasiverčia, reiškia, per VSD išėjo, kurmiai išnešė, aš nežinau, kas juos ten išnešinėjo. Tai apie kokią mes galim kalbėti, reiškia, Lietuvos žmonių apsaugą, jeigu mūsų patys, reiškia, spec tarnybos nesugeba žmonių saugoti.
Ar atsiras nors vienas, reiškia, galų gale, žinom, nes tų agentų buvo kažkur apie 8, gal 9 tūkstančiai, keli tūkstančiai jau galbūt numirė, lygiai jų 6 ar 7 tūkstančiai, 1000 koksai beviltiškai jau nusenė, jie jau galbūt nepavojingi Lietuvos valstybėje, bet dar 5 tūkstančiai tai neprisipažino. Ar mes sugebėsim, reiškia, dabar, jeigu dar kartą pasakysim, duodam jums 2 savaitės, ateikit, bet tada turi būti ir sankcijos iš karto. Tie, kurie neprisipažino, turi negauti jokių valstybės garantijų. Tie, kurie nepasakys, reiškia, dabar, pavyzdžiui, dirbantis pareigūnai, ar yra tikrinami kaip nors. Jeigu nežino, kaip patikrinti, ateikit, aš jums papasakosiu. Turi būti pareigūnai dirbantis su slapta informacija, turi būti pareigūnai dirbantis žvalgybai, kontražvalgybai, be perstojo būti tikrinami. Jie turi tai žinot. Jie turi žinot, kad bus provokuojami įvairiais būdais, o tų būdų yra daug, aš jums minėjau. Dabar norėjau pasidomėti, ar jums neatrodo, kad mes per daug visą dėmesį koncentruojam šiandien ir ypač kai kurios mūsų struktūros į tų buvusių KGB arba esamų KGB agentų paieškas, iliustracijas. Aš suprantu, kad šito reikia, kad šito negalima pamiršti, kad reikia kiek įmanoma daugiau išsiaiškinti, bet ar čia nėra sudaroma tokia, ar nėra sudaromos tokios sąlygos, kad mes nebegaudom, nebesiaiškinam šiandien veikiančių agentų. Juk, pavyzdžiui, Estijoje, mūsų labai panašiai į mūsų valstybę, 2 aukšto rango karininkai buvo pagauti šnipinėjantis. Estų karininkai pagauti šnipinėjantis Rusiją. Taip. Ir jie jau ne tik, kad išaiškinti, demaskuoti, jie jau nuteisti, jie jau sėdi kalėjimus. Taip. O mes ką? Mes Kusaitę persekiojom, mes persekiojom Gatajevus. Persekiojom dar Stonievą antrą kartą, reiškia, senelį išprievartausiam, pona profesorių Daujotį, reiškia, antrą kartą išprievartausiam iš tarp, kad jis buvo atviras su Lietuvos valstybė. Man taip atrodo keista šitas, kad visas garas nuleidžiamas į švilpuką, reiškia. O varikliui paprastai jo nelieka, reiškia. Variklis, tai todėl, bet ir, kaip minėjau, čia yra užduočių trūkumas, kad Lietuvos valstybė nesugeba suformuluoti savo spectarnybom užduočių. Tai yra pirmas, todėl, kad nėra kam formuluoti tokių užduočių. Kaip minėjau, paskiria saugumo vadovą prezidentė, kad Seimas paskiria prezidentės teikiamų saugumo vadovą. Taip, antro departamento vadovo paskiria ministrė savo įsakymų, reiškia. O kontrolė, reiškia, ministrė dar turi šiokį tokių, reiškia, organų, kaip kontroliuoti. Jis gali kontroliuoti, reiškia, perkeldami vienus kitus, o valstybės saugumo departamentų praktiškai toliau niekas nekontroliuoja. Ne jam užduočių duoda. O Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, jo veikla, jo vadovai? Viskas gerai. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas galėtų šitą daryti, jeigu jam būtų suformuotos tokios užduotis. Bet dabar patys mes žinom prieš keliarius metus buvusių skandalą, kaip dėl Pociūno, kai, reiškia, paprašė kelių pažymų nacionalinio saugumo komitetas ir negavo jų. Tai kokia čia kontrolė, jeigu, reiškia, prašai pažymų, jų negauni, tai praktiškai tas darbas lieka nekontroliuojamas. Mes vėlgi paleidžiam tarnybą veikti, turi būti sukurtas. Nacionalinio saugumo komitetas visas jis negalėtų kontroliuoti. Bet iš nacionalinio saugumo komiteto turėtų būti kokie 2-3 atstovai, kurie turėtų pasirašyti rimtą pasižadėjimą. Įstatymas turėtų pirmiausiai, vakam reikalingas įstatymo leidžiamonė. Taip, ne viena kadencija, jie turi būti pasirašę, jie turi turėti garantijas visas socialinės, nes tai yra darbas vis dėlto ne žarijas žarstyti, reiškia, perčiui. Tai turėtų socialinės garantijas turėti, jie turėtų saugumo garantijas turėti. Ir turėtų jie turėti, reiškia, teisę kontroliuoti šitus organus. Iki pat kadrų, netgi paskirimo į tam tikras pareigas. O jau užduotis formuluoti, finansavimą, reiškia, koordinuoti. Užduotis ne tik užduotis, yra specialios užduotis, kurios labai operatyviai greitai gali iškilti. Reiškia, kur reikėtų greitai 2 valandų ar 3 valandų, pavyzdžiui, kaip su Pociūnu. 2 valandų, 3 valandų laikotarpį reikėjo viską padaryti.
Tai reiškia, praktiškai jie turi žaibiškai susirinkti, priimti sprendimą ir jį vykdyti, reiškia, su savo spec tarnybos. Spec tarnybos turi vykdyti, jie turi sprendimą priimti. Bet tai turi būti sukontroliuoti tavo, reiškia, saugumą, tai būtent dėl šito. Lygiai taip pat ir jie duotų ir leidimus bendradarbiauti, ar nebendradarbiauti su užsienio spec tarnybo. Tai čia yra irgi tas pats. Kodėl mes dabar, reiškia, klausim, ar tie žmonės be Lietuvos valstybės sutikimo bendradarbiavo? O kas mūsų, reiškia, davė šitiems, reiškia, dabartiniams saugumiečiams? Leidimą bendradarbiauti, reiškia, su FST. Ar jie... Tuomenį Kusaitės bylą. Taip, Kusaitės bylą, arba Katavų bylą. Kas jiems davė su, reiškia, užsieniu? Netgi su CŽV byla dabar eina, reiškia, triukšmas su CŽV, reiškia, kalėjimais. Taip. O kas davė jiems tokius leidimus, reiškia? Įleist ar neįleist, ar jie priminėjo, ar leido ar neleido, dabar nieks negali pasakyti. Bet kad buvo kažkoks kontaktas, taip, kas jiems davė tada šitos leidimus? Tai va šitas komitetas, kaip mes jį pavadinsim, trojka, penketukų, ar, na, daugiau penkių taip negalėtų būti ir jie turėtų būti periodiškai rotuojami, reiškia. Šitas turėtų ir duoti visus šitus leidimus, tai yra specialias užduotis koordinuoti, duoti leidimus, neduoti leidimų galų gale, įsileisti FST agentus, tai tuoj mes sulauksim to, kad tuoj Baltarusių, reiškia, KGB čia tuoj atvirai pas mus veiks, reiškia. Tuoj ateis ponui Gintarui Visockui užlauš rankas, reiškia, ir įsiveš į Baltarusiją, mes galime ir prie tokio faktų prieiti. Ir Lietuvos valstybė neprieš. Ir Lietuvos valstybė sakys, ne, nu kur čia nais, reiškia, ponas VSD direktorius davė leidimą įsivežti, reiškia, į Baltarusiją, tardymui eiliniam. Tai vat galim prieiti mes ir prie tokio situacijos, o kad prie tokio neprieitum, tam reikalinga įstatymo suteikta kažkam teisę šitą daryti. Be abejo, tie žmonės jau pasirašė šitokius dokumentus, bet koks jų atskleidimas jau tada, kaip man, pavyzdžiui, patiko Jungtinių Amerikos valstijų įstatymas. Bet koks pareigūnas, bendradarbiavęs, arba su nusikaltėliais, arba su užsienio spec tarnybomis, iškart nuo tos pačios dienos netenka valstybinės pensijos. Ir to iki visas 4 pusės. Tai yra, kaip sakant, turi būti ir pyragas, ir turi būti bizūnėlis. Nes be bizūnėlio, reiškia, spec tarnybų nesuvaldysim. Netgi šitas mūsų Gailiaus ir, reiškia, STT agentų vadovų pakišimas, reiškia, iš saugumo pusės man toks įtartinas, nes mano ministras, aišku, jos atleido, naudodamasis, aišku, labai melo detektorium, kuris, paprastai aparatai nemeluoja, žmonės gali meluoti, politikai gali meluoti, aktoriai labai gerai meluoja, bet melo detektorius paprastai yra toks subtilus prietaisėlis, kas su jo biškiu susidūrė, žino, kad tas, daikčiukas, yra dar, aišku, ir kitų priemonių spec tarnybos, ne tik melo detektorius. Apie kitus papasakočiau, tai čia ypatingai kur KGB naudoja, tai man tie šventuoliai pasidarytų labai naivus, reiškia, kurie sako, mes ištversim bet kokius kankinimus. Nežinau, 1 laipsnio gali ištvertų, 2 iki pusės, reiškia, ištvertų, 3 laipsnio kankinimo nėra, kad ištvertų. Taigi, kalbėkim, ką norim, palūžta visi, tik tai laikas, per kurį palūžta yra skaičiuojamas spec tarnybose. Ačiū dėmesį.